Labadiena, emedicina.lt tinklalaidės klausytojai. Už lango vis darosi šalčiau, turbūt ir pirmoji sniegu spėjote pasidžiaugti. O čia šiltai prie mikrofono, kaip visada, su jumis sveikinuosi aš, Viktorija. Šiandien mūsų laidoje kalbėsime labai svarbia ir įdomia tema. Šiais laikais vis daugiau porų, bandydami susilaukti vaikelio, išgirsta liūdnas žinias ir neretai viso to priežastis nevaisingumas. Į mums rūpimus klausimus šią temą padės atsakyti laidos viešnia, gydytoja akušerė ginekologė, dirbanti Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikų akušerijos ir ginekologijos klinikoje, Lietuvos akušerių ginekologų draugijos narė, gydytoja Roberta Norkutė. Labą dieną, gydytoja. Sveiki. Turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad viena iš jūsų domėjimos ir darbo sričių yra nevaisingumas. Gal galėtumėte trumpai apibūdinti vis tik, kas tai yra nevaisingumas? Tai iš tikrųjų labai esu dėkinga už tai, kad pakvietėte pakalbėti ir pasidalinti turimomis žiniomis su kolegomis ir klausytojais, kuriems ši tema gali būti aktuali. Jeigu kalbėti apie patį nevaisingumą, tai iš tikrųjų reikėtų apibrėžti, kad tai yra būklė, problema, su kuria susiduria vis daugiau ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje esančių asmenų, jaunų porų. Vėlgi nevaisingumas tai vėlgi yra būklė, kada poros nevengdamos reguliarių lytinių santykių, nenaudodamos jokių kontracepcijos priemonių, nepavyksta susilaukti vaikų, nėra spontaninio pastojimo per 1 metus. Jeigu žvelgtume prieš tai keletą metų atgal, šitame rekomendacijoje mes turėjome, kad turėtų būti santykiai reguliarūs ir nepastojimo stažas 2 metai. Dabar gerėjant daugelio ligų diagnostikai ir tam tikrų būtent atsirandančių gydymo naujovių dėka, mes galime padėti daug anksčiau, dėl to truputėlį yra labiau specializuota būtent ta trukmė, kiek laiko turėtų poros bandyti pastoti. Tai mes kalbame, kad jeigu jau metus laiko nepavyksta susilaukti vaikelio, poros gali būti konsultuojamos ir tyriamos. Jeigu tai yra vyresnio amžiaus pacientė, 35 ir daugiau metų, tai jau po pusmečio praktiškai gali būti konsultuojama ir nukreipiama specializuotam ištyrimui. Taip pat, jeigu jauna moteris iki 35 metų turi aiškę konkrečią kažkokią tai ginekologinę ligą, priežastį, jos gali būti konsultuojamos netgi anksčiau negu pat po metų. Tai kaip ir kalbėjau, jaunų žmonių tarpe vis dažnesnė problema yra nevaisingumas, ar ne? Ar tiesa vis tik, kad tokių atvejų vis daugėja ir kokia statistika pasaulyje, galbūt Lietuvoje? Jeigu žiūrėtumėme pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, apimančias ne tik tam tikras šalies atskirai, tarkim kaip Jungtinės Amerikos valstijos, pasauliniu mastu praktiškai 17,8% jaunų asmenų turi problemų su vaisingumu. Tai nereiškia, kad jie yra nevaisingi. Jie susiduria su vienokiamis ar kitomis kliūtimis ir tai praktiškai vienas asmuo iš 6 gali turėti sunkumų siekiant spontaninio pastojimo. Ir kasgi galėjo turėti įtakos tam nevaisingumo masto padidėjimui? Tikriausiai pradėtumėm nuo to, kad gerėjant mūsų ne tik tai gydytojų ir įvairių specialistų kompetencijom, diegiant naujausius instrumentinius tyrimus, diagnostikas, taip pat gerėjant daugelio sudėtingų ligų, tokių kaip onkologinių ligų gydymui, mes turime žmonės, kurie turi gretutinių daugiau patologijų ir praktiškai, kada jos kreipiasi po sudėtingų buvusių operacijų, po tam tikrų onkologinių ligų pasveikimo, mes galime turėti truputėlį sudėtingesnius ir didesnius skaičius. Jeigu žiūrėti bendra prasme, tai iš tikrųjų ta problema siejasi ne tik tai nuo ligų. Pasaulyje kalbama apie tai, kad jauni žmonės atideda šeimos planavimą ir būtent pastojimą. Jeigu žiūrėti taip 2-3 metus atgal, Lietuvoje ir pasaulyje vidurkis, kada poros planuoja šeimą ir nėštumą, tai buvo 27-28 metai. Dabar tas amžius dar truputėlį yra didesnis ir kodėl taip yra, tai vėlgi jauni žmonės nori siekti išsilavinimo, susikurti kažkokį tai finansinį stabilumą, įsigyti namus, dėl to yra atidamas nėštumas. Moters amžius yra tiesiogiai rodomas, kad turi įtakos būtent lytinių ląstelių kokybei, su amžiumi prastėja moterų kiaušidžių rezervas. Dėl tos priežasties, kada yra atidedama motinystė, mes galime turėti vėlgi truputėlį didesnius skaičius, nes moters pats fertilumas tas yra nuo 20 iki 35 metų, tai moteris yra aukščiausiame savo vaisingumo pike. Ir vėlgi, jeigu žvelgiant taip objektyviai, tai kada mes neturėjome tokio gero prieinamumo ištyrimui, kada
mes nekalbėjome apie tas problemas viešai, dabar truputėlį mūsų visuomenės mentalitetas jisai keičiasi, jauni žmonės yra drąsesni, kalbėtis tarpusavėje, jeigu kažkas nepavyksta ar nėra taip, kaip jie planuoja, jie išdrįsta labiau kreiptis pas šeimos gydytojus, pas psichologus ir dėl visų šitų priežasčių yra didesnis kreipimosi žmonių skaičius. Ir kuo daugiau mes porų konsultuojame ir tyriame, to mes galime turėti didesnį procentą. Tai nereiškia, kad padidėjo būtent pačios problemos kiekis. Daugėja ištiriamų porų, taip mes turime didesnį, tikslesnį skaičių apibūdinti, kiek porų susiduria su nevaisingumu. Taip pat, jeigu mes prijungsime tokias problemas kaip pagerėjusi pacientų išgyvenamumą nuo onkologinių ligų, pasveikę nuo sunkios ligos, jie ieško gyvenimo kokybės. Ir truputėlį vis labiau yra kalbama apie vaisingumo išsaugojimo problemas, tai vėlgi mes apimtumėme visus šitus dalykus, todėl turėtumėm tikriausiai tokius skaičius. Lietuvoje, skaičiuojant pagal mūsų gyventojų registrą, mes turime iki 1 milijono porų. Ir jeigu tai reikėtų standartizuoti skaičiais, praktiškai galėtumėm sakyti, kad Klaipėdos miesto dydžio populiacija gali turėti problemų su pastojimu. Tai skaičiai yra iš tikrųjų, kaip mūsų tokiai nedėliai šaliai, pakankamai dideli. Bet nereiškia, kad visos poros turi rimtų problemų, kurios yra sprendžiamas tik pagalbinio apvaisinimu. Kartais užtenka tik tai konsultacijų, tam tikrų gyvenimo veiksnių, būtent korekcijos, kas galėtų padėti patiem natūraliai susilaukti vaikų, o kartais, jeigu tai yra rimtos problemos, objektyvizuotos priežastys, tada būna situacija, kad reikalinga jau ir specialistų pagalba. Tikrai prabilote apie įspūdingus mastus, taip klausant, kad tie mastai Lietuvos žvelgiant tikrai yra dideli. Kalbėjote apie ligas, apie amžių. Įdomu, ar yra tokių veiksnių, kurių būtent galima išvengti gyvenimo būdo, galbūt maistas kažkoks turi įtakos? Yra mokslo įrodyta ir pasauliniu mastu kalbama apie tai vis dažniau ir labiau, kad tie dalykai, kuriuos mes galime koreguoti, tarkim, amžiaus mes nepakeisime, nebent žinodami, tarkim, šeimos gydytojai ar bendrosios ginekologijos specialistai, atsižvelgdami į moters išsakymą, kad jai nepavyksta sėkmingai pastoti, gali nukreipti laiku. Jaunos poros neturėtų kreiptis labai greitai, leisti laiko savo pabandyti, neskubėti, neapkrauti savęs psichologiškai, kad su jais yra kažkas ne taip, tačiau vėlgi tas laikas, kada kreipiasi, turi būti optimalus. Mes amžiaus nepakoreguosime, bet kreipimosi kreipimosi laikas, tai jisai gali šiek tiek pagelbėti. Tokie rizikos veiksniai kaip kūno masės indeksas, kada jis yra labai aukštas arba vėlgi kraštutinumas labai žemas, kur mes galime įdėti, tarkim, kartais net nesudėtingus, nebūtinai medikamentinius kažkokius tai gydymus. Rūkymas, alkoholio, kofeino vartojimas, tai iš tikrųjų šitie dalykai gali bloginti sėkmingą pastojimą. Ir labai sunku yra kalbėti su pacientėmis, kada jos kreipiasi pas mus, tarkim, dėl ciklo sutrikimų, negalėjimo pastoti. Ir moteriai kalbėti apie jos amžių, apie svorį tikrai yra sudėtinga, tai yra jautrios temos. Ir dar išgirsti iš gydytojo tokius žodžius, kad tai gali būti viena iš priežasčių ir jeigu jūs koreguosite savo kūno masės indeksą, numesite tam tikrą kilogramų skaičių, jums gali savaime susireguliuoti mėnesinės, jūs galite turėti didesnę tikimybę pastoti, atrodo turėtų motyvuoti pacientę, tačiau bėda yra tame, kad ar mes kartais neturime pakankamai laiko tą tinkamai iškomunikuoti, gal mes ne visi esame teisingai psichologiškai pasiruošę kalbėti su tomis moterimis, nes vėlgi pokalbis turėtų būti jisai specifiškas. Ne visada yra gerai prieinama psichologinė pagalba, dietologų konsultacijos efektyvios, kad moterį palaikytų. Nes labai dažnai pacientė susiduria su šitokia problema, kad jos išgirsta neigiamą nuomonę, truputėlį kartais gali būti ir netinkamai, gal netinkamų tonų ištransliuoti tam tikri sakiniai, jos priima kaip smerkimą ir nuleidžia rankas ir tiesiog nesiekia nemedikamentiniam priemonėm kūno masės indekso korekcijos. Tai jeigu mes žinotume tokius dalykus, turėtumėm galimybę nukreipti pacientę ir turėtumėm pacientės motivaciją, tai yra tokių rizikos veiksnių, kur iš tikrųjų galima turėti sėkmingesnius pastojimus arba spontaninius, arba kada mes taikome gydymą, turėti geresnio gydymo efekto. Ar atrodo įvardijate, kad nevaisingumas turi Ar tai yra kelių rūšių, gal moterų, vyrų skiriasi, kažką užčiapiame, tai gal galite įvardinti, kokios yra vis tik rūšės ar išgryninti? Tai vėlgi apie tas rūšis kalbant, tikriausiai gal reikėtų labiau išdiferencijuoti, kad nevaisingumas gali būti pirminis arba antrinis. Kada mes konsultuojame poras, mes nekonsultuojam vienos moters ar vieno vyro. Visada rekomenduojame atvykti, jeigu yra galimybė porai kartu, todėl kad tai nėra vieno ar kito žmogaus problema, tai yra poros problema. Ir kada pora yra
kartu, mes jos kada konsultuojame, atsižvelgiame į poros amžių, į nevaisingumo stažą ir jeigu niekada nebuvo pastojimo, tada mes kalbame apie pirminį nevaisingumą. Pasitaiko tokių situacijų, kad moteris niekada nebuvo pastojusi, vyras kitose partnerystėse turi vaikučių, arba priešingai, tarkim, moteris yra gimdžiusi, naujas partneris, tačiau jie kartu nesusilaukia keletą metų vaikų ir vyras kitose partnerystėse vaikučių neturi. Yra tokių atvejų, kada pora augina kartu bendrą vaikelį, ne vieną ir du, ir praeina 3-4 metai, planuoja dar vienos atžalos ateimą ir nepavyksta jiems spontaniškai pastoti ir jie sunerimsta, nes pirmi 2 pastojimai buvo lengvi. Būna, kad kreipiasi ir tokios poros, tada mes turime antrinį nevaisingumą. Ir vėlgi, jeigu taip kalbėti apie nevaisingumo priežastis, tai aš jau truputėlį užsiminiau, kad tai nėra vyro ar moters problema, tos problemos yra skirstomos pagal galimą nevaisingumo tą grandį, pastojimo problemą į tokias 4 didelės grupės, jeigu taip abstrakčiai kalbėti. Tai būtų ovuliacijos sutrikimai, vyro faktorius, spermos patologija, kiaušintakių problemos, o kartais būna tokių situacijų, kada mes ištiriame abu partnerius, nenustatome jokios konkrečios priežasties. Tokiu atveju pora yra priskiriama neaiškios kilmės nevaisingumo grupiai. Jūs tarsi įvardijote kelias priežastis ir pradžioj pasakojate, kada vis tik reikėtų sunerimti ir kreiptis pas specialistus. Tai gal galite dar kartą pakartoti, kad visi tikrai žinotų, kada vis tik reikėtų, ar ten savaitę bandant, ar metus, ar 2. Tai jeigu kalbėti tą įstatymo prasme, kada mes galime tirti ar ne, tai mintis yra tame, kad jeigu turime iki metų laiko nepastojimo trukmės laiko tarpą, mes jau galime konsultuoti. Bet ar tai turi būti būtinai iš karto specializuoti sprendimai specializuotose centruose, tai tikriausiai nebūtinai, atsižvelgiant vėlgi į poros amžių ir kitas gretutinės problemas. Tikriausiai reiktų galvoti apie tai, kad poros, kurios nusprendžia, kad planuos nėštumą, nustoja naudoti kontracepcijos priemonės ar vėlgi planuodamas tiesiog nėštumą, tai iš šitų visų porų per pirmuosius metus sėkmingai pastoja tik tai 85%. Ir nereiškia, kad visi šitie žmonės turi nevaisingumo problemas. Kartais, ypatingai jauniems žmonėm, aišku, šių dienų visuomenė, kada viskas yra labai greitai, galimybės, tyrimų prieinamumas, masinės žiniasklaidos priemonės, kur galime persiskaityti labai daug, kad ir tos pačios medicininės literatūros gali kelti baimę ir poros tada kreipiasi truputėlį anksčiau, bet jeigu tom jaunom porom, tarkim, iki 25 metų, iki 28 metų duotumėme dar metus ir dar kitus, tai vėlgi iš tų likusių 15% vėl tam tikras skaičius turi sėkmingą pastojimą. Tai manau, kad jeigu pora iš tikrųjų turi reguliarius lytinius santykius, nėra kažkokių gretutinių problemų, po 1 metų jinai gali būti pakonsultuojama šeimos gydytoja. Aptariami tam tokie tikri niuansai kaip ar nėra moters ciklo sutrikimų, ar nėra kažkokių tai viršsvorio problemų ir gretutinių ligų, ar nėra vyro kažkokių buvusių gyvenime sudėtingų sisteminių ligų, operacijų, nuvartojimų vaistų, kas galėtų bloginti būtent spermos kokybę. Tai jeigu tokių dalykų nėra, šeimos gydytojas tiesiog gali pasikalbėti, apkalbėti, kad ką jie galėtų daryti ir kad jeigu praeina dar koks pusmetis ar metai, kad jau reikėtų kreiptis būtent specializuotam ištyrimui. Taip pat po 1 metų gali gydytojas ginekologas tiesiog apžiūrėjęs pacientę, apkalbėjęs moters mėnesinių ciklą, jeigu jis yra reguliarus, tikėtina, kad ciklai yra ovuliaciniai. Antroje ciklo pusėje atlikus progesterono tyrimą, jeigu mes turime pakankamą jo koncentraciją, tai mes turime vėlgi daugiau objektyvių požymių, kad ciklai yra reguliarūs. Jeigu apžiūrint ultragarsu nesimato kiaušidėse kažkokių tai darinių, endometriomų, cistinių darinių, priklausinių srityje, kas galėtų mums turėti galimybę įtarti užakusius kiaušintakius, taip pat galima atlikti vyrų spermogramą ir jeigu ten nėra pakitimų, tiesiog dar rekomenduoti, tarkim, 0,5 metų, metus laiko ar ne, bet jeigu mes nustatome tam tikrus niuansus arba turime po poros truputėlį didesnį amžių arba ilgesnį nepastojimo stažą, tada jau būtų tikslinga nukreipti vėlgi specializuotam ištyrimui. Tai labai turbūt gerai įvardėte, kad vis tik pirmas asmuo turėtų būti šeimos gydytojas ir įvertinti tuos paprastesnius ar ne dalykus, gretutinės ligas, kažkokius tai koreguojamus veiksnius ir jeigu tada jau mato, kad turbūt jiems reikėtų nukreipti specialistams ar ne, tuomet jau nukreipti detalesniems tyrimams ir ištyrimui. Tikriausiai aš turiu labai daug savo artimų draugų, kurie yra šeimos gydytojai ir aš suprantu, kokį sudėtingą darbą jie dirba ir kaip jie gali neturėti
turėti laiko, iš tikrųjų pakankamo laiko įsigilinti arba apkalbėti, o kartais tam tikros ir vėlgi mūsų pacientų nuostatos, kad ką aš kalbėsiu dabar su šeimos gydytoju specializuotais klausimais, kur atrodo, kad reikia specialisto. Tai iš esmės, jeigu pacientai klausia, žinant šitas žinias, specialistui yra lengviau ir gali jis jaustis drąsiau, rekomenduodamas, tarkim, kad neskubėkit, palaukit. Ir manau, kad vėlgi atsižvelgiant į amžių, nes tikrai pasitaiko, kad ateina 19, 20, 23 metų jaunos moteris, kur iš tikrųjų pakakus pokalbio, atlikus paprastą ultragarsinį ištyrimą, suplanuojant tyrimus, jos nebegrįžta, nes pastoja. Tai mes, aišku, labai džiaugiamės ir kad taip nutinka, pasveikiname jas, bet vėlgi tai rodo, kad kartais gal yra tas kreipimasis ir per anksti. O yra tokių moterų, kurios nedrįsta ir turi 35-37 metus ir kažkas iš šeimos gydytojų, iš ginekologų padrąsino ir sako, kad vėlgi jau laikas truputėlį yra nebe laukimo pusėje ir kad suskubti reikėtų konsultuotis greičiau. Tarsi aptarėt keletą ištyrimo galimybių ir metodų. Ar yra tokių ištyrimo metodų, kurių mes galbūt Lietuvoje neturim? Gal laukiam ar kažko naujovių? Tai naujovės iš tikrųjų šitas sritis yra labai plati ir tirti tyrimams ir detalizuotėm tyrimam, specializuotėm tyrimam, kada mes kalbame jau apie būtent smulkesnius specialybės dalykus, tai šitoje vietoje yra tikrai labai daug. Jeigu kalbame apie poros ištyrimą, tai vėlgi pagrindiniai dalykai, kurie šiai dienai yra mokslo įrodymais pagrįsti, jie yra atliekami visi. Nes jeigu mes planuojame poros ištyrimą, tai mes suplanuojame būtent tų tyrimų planą pagal tas dažniausias priežastis. Tai moteriai, jeigu nėra rimtesnių ciklo sutrikimų, dažniausiai mes atliekame tam tikrą būtent hormonų tyrimų kiekį. Jeigu yra sudėtingesni ciklo sutrikimai, vėlyva menarchija, ciklas nereguliarus, vėlgi mes tada atliekam platų hormonų profilį ištyrimą, aš kalbu apie pirminį poros konsultavimą. Taip pat yra vyrams suplanuojama spermograma ir moterim vertinamas kiaušintakių pratekamumo tyrimas. Kiaušintakių pratekamumas, jisai gali būti vertinamas keletą būdų, kas Lietuvoje taip pat yra atliekama. Tai jeigu žiūrėti tas paprasčiausias dalykas, kada nereikia labai didelių pagalbinių priemonių ginekologo kabinete, būtent specializuotų centrų, tai gali būti atliekama kiaušintakių pratekamumo įvertinimas putomis. Tai vadinama šitas tyrimas anglišką pavadinimą nešifruosiu, tai HIFOZ tyrimas tam tikros firmos putomis gali būti atliekamas, tai vėlgi ultragarso kontrolė yra leidžiama į gimdą specialios putos, kurios kontrastuojasi ir mes matome, kaip prisipildo gimdos gleivinė, kaip pildosi kiaušintakiai. Šitas tyrimas nėra valstybės finansuojamas, specializuotose centruose jisai gali būti atliekamas atlikus tam tikrą priemoką, privačiose gydymo įstaigose jis taip pat yra plačiai siūlomas. Todėl, kad šitas tyrimas yra patogus, nereikia kažkokių tai papildomų didesnių instrumentinių tyrimų. Taip pat gali būti atliekama hidrosalfingografija, tai reiškia, kad tas pats tyrimas atliekamas su kontrastinė medžiaga, kurios pagrindas yra jodas, tai pacientės turėtų būti nealergiškos jodo preparatam ir tyrimas atliekamas yra tuo pačiu principu. Į gimdą yra leidžiama kontrastinė medžiaga, tačiau mes vizualizuojame ne ultragarsiniu aparatu, o rentgeno kontrolė. Matome, kaip prisipildo gimda, ar pratekami abu kiaušintakiai ir tą dar matome realiu laiku, kada tas vyksta ir užfiksuojame rentgeno nuotrauką. Gali būti, kad jeigu mes turime kažkokių tai gretutinių problemų arba prieš tai minėtų tyrimų metu mes matome, kad kiaušintakiai yra nepratekami, tada mes galime rekomenduoti pacientėm diagnostinę laparoskopiją, kurios metu yra įvertinama būtent mažojo dubens anatomija. Jeigu yra kažkokių tai nedidelių pakitimų, jie gali būti operacijos metu išsprendžiami, kalbu apie saugas dubenyje arba nedidelio laipsnio endometriozę, kuri gali būti koreguojama chirurgiškai. Ir tos pačios intervencijos metu yra leidžiama speciali medžiaga, metileno mielis ir mes matome, kaip prateka būtent kiaušintakiai ir jie yra pratekami. Tai čia tie tokie pagrindiniai tokie tyrimo būdai, kurie yra reikalingi norint pilnai ištirti porą pradinėme konsultavimo etape iki pagalbinio apvaisinimo gydymo. Tai tie dažniausiai tie tyrimai, kurie yra atliekami, tai mes juos visus turime ir praktiškai visose gydymo įstaigose yra lengvai taikomi. Jau užsiminėte apie gydymą tarsi, ar ne? Ir tikrai labai įdomu, kokias galimybės turime gydyme Lietuvoje, kokius gydymo metodus galbūt. Tai vėlgi gydymas yra renkamas kiekvienai porai individualiai, rekomendacijos gali skirtis tai pačiai porai, jeigu jinai
kreipiasi ištyrimui ir mes duodame rekomendacijas 1, jeigu jie nusprendžia palaukti metus 2 ir kreipiasi pakartotinai, tos rekomendacijos gali kistis, tai nereikėtų prisirišti, kad tas planas būtent tai porai toks ir yra. Gydymo metodai, tai vėlgi dažniausiai jie pagal nustatytą priežastį. Jeigu mes turime ištyrę porą, nustatę konkrečiai, kad šis poros problema yra ovuliacijos sutrikimas, tai mes kalbame apie jau pacientės moters gydymą. Pacientė yra skiriami medikamentai, būtent stimuliuoti ovuliaciją. Ir ovuliacijos stimulacijos taikymo metu dažniausiai mes tą parinkę dozę pacientai dar paliekame ultragarsinio tyrimo kontrolės, vertinti, ar tas gydymas yra pakankamas, ar dozės nereikia koreguoti. Ir jeigu moteris nepastoja vėlgi nuo 6 iki 10 ciklų taikant ovuliacijos stimulaciją, vėlgi tam tikrai atvejai gali būti ir kitokie trukmės ar ne, bet taikant ovuliacijos stimulaciją medikamentais, jeigu neturime vėlgi pastojimo, tada gali būti, kad mes rekomenduotumėm vienokį ir kitokį gydymo metodą. Taip pat yra vienas iš gydymo metodų, tai yra intrauterinė inseminacija, kada embriologų paruošta būtent vyros spermos mėginys, sukoncentruota sperma yra sušvirkščiama moteriai tiesiai į gimdą. Jis gali būti atliekamas natūralia moters cikle arba kartais, jeigu mes turime nedidelius ovuliacijos sutrikimus ar siekiant geresnių tam tikrų rezultatų, kad tikrai šitą ciklą, kada mes taikysime, nebus anovuliacinio atsitiktinio ciklo, kartais gali būti gydytojų rekomenduojami ovuliacijos stimulacijos medikamentai papildomai. Tai šitas gydymo metodas yra vėlgi artimas natūraliam pastojimui. Lytinės ląstelės susitinka moters kūne ir šitas gydymo sėkmės procentas yra šiek tiek didesnis negu natūralaus pastojimo procentas. Ir taip pat, jeigu mes turime tam tikras priežastis, tokias kaip kiaušintakių patologija, nepratekami abu kiaušintakiai arba jeigu jie šalinti yra dėl kitų problemų, jeigu turim vyresnio amžiaus poras, didesnį nevaisingumo stažą arba labai ryškiai išreikštą vyro faktorių, kada inseminacija būtų nerekomenduojama, nes tikriausiai jinai būtų nesėkminga, tada mes jau kalbame apie pagalbinio apvaisinimo procedūras, tokias kaip in vitro fertilizacija, ICSI procedūros, kas yra šiek tiek labiau specializuota ir jau poros, kada atvyksta šitam pagalbiniam apvaisinimui, truputėlį eina sudėtingesnis dar papildomų tyrimų etapas ir sudėtingesni gydymo būtent medikamentų naudojimo tempai. Paminėjot prie tyrimų, kad yra kai kurie ne visiškai yra kompensuojami ir atliekami su kažkokia tai pridėtinė ar ne priemoka. Įdomu, kaip yra su nevaisingumo gydymu, ar jisai vis tik yra kompensuojamas ar irgi yra tam tikri dalykai, kur jau kompensacija nebegalima. Tai jeigu pradėtumėm nuo to, kad jeigu pora yra pilnai ištirta pagal nevaisingumo protokolą ir nustatytos yra gydymo rekomendacijos, tai tyrimus nesusituokusiom porom mes galime atlikti. Jeigu kalbame apie pagalbinio apvaisinimo gydymą, tai Lietuvoje pagal galiojančius įstatymus gydymas gali būti taikomas tik tai susituokusiom porom, tos, kurios yra įteisinusi savo partnerystę. Keista, bet susiduriam iš tikrųjų su moterų ir vyrų, bendrai porų nustebimu, kad tai yra taip pas mus šalyje, šalia kaiminėse šalyse, tokiose kaip Lenkija arba Latvija, tas nėra būtina, tačiau jeigu poros išvyksta tenai pasirinkę gydymą, nes jie nenori teisinti savo partnerystės, tai vėlgi ten išvykus gydymas yra mokamas. Jeigu mes kalbame apie patį pagalbinio apvaisinimo gydymo, tai intrauterinės inseminacijos jos valstybės nėra kompensuojamos, todėl kad kada buvo paruoštas mūsų įsakymas dėl nevaisingumo ištyrimo ir gydymo, tai yra apibrėžta, kad 2 ciklus susituokusiom porom pagalbinio apvaisinimo, tai yra in vitro fertilizacijos, valstybė finansuoja. Tai reiškia, kad jeigu tai paprastai kalbėti nuo konsultacijos, pirmos vaistų suleidimo dozės iki embriono perkelimo, valstybė finansuoja. Įstatymas turi spragų, nes kartais, jeigu reikalingi yra papildomi medikamentai būtent skiriami embriono vystymosi palaikymui, arba jeigu mes planuojame atšildyto embriono perkelimą, kada mes skiriame medikamentus būtent, kad sudarytumėm tinkamas sąlygas ir geriname endometrimo receptyvumą, tai šitie vaistai yra neįtraukti į kompensaciją ir taip pat užšaldymo mokestis, jis yra neįtrauktas. Sumos vėlgi užšaldymo mokesčio skirtingos gydymo įstaigos jisai skiriasi, nesiskiriasi dramatiškai, bet vis tiek skirtumas yra, kada poros planuoja būtent kreiptis į tam vieną ar tam tikrą įstaigą, jos pasižiūri kainynus ir priima sprendimą dėl patogumo, kur centras įsikūręs, dėl jų vykimo ir kartais kainos gali būti tas momentas, dėl ko moteris su savo antra puse kreipiasi į vieną ar į kitą centrą. Ir
Vėlgi, be to užšaldymo mokesčio nuo praėjusių metų vasaros Liepos mėnesio yra atlikta įstatymo pataisa, kad užšaldymo mokesčio jie neįtraukia kompensaciją, bet valstybė yra įsipareigojusi 2 metus saugoti embrionus iš savo lėšų. Po 2 metų poros priima sprendimą, ar jie tos embrionus, kurie yra užšaldyti ir saugomi, saugo toliau už savo lėšas ir naudoja savo reikmėm, ar jie juos sunaikina ar donuoja kitom porom. Na, tikrai daug įdomios informacijos čia mum pažėrėt, net kitų faktų tikrai nežinojau. Daug kalbėjom, kas yra nevaisingumas, gydymas, jo ištyrimas. Tai gal galėtumėt trumpai apibendrinti temą ir gal kažkokias trumpas rekomendacijas vis tik ar šeimos gydytojams, ar kitiems specialistams, kad žinutę namo įsineštų. Tai tikriausiai ta pagrindinė tokia mūsų mintis ir noras dalintis su kolegomis, kad iš tikrųjų nevaisingumas yra problema, bet tai nėra neišsprendžiama problema, kad šita problema, jos kreipimosi mastas didėja, bet jis nedidėja gal dėl to, kad įvyko kažkokia tai kataklizminė situacija, kas dabar sąlygojo, kad poros nesusilaukia vaikų. Iš tikrųjų, gerėjant gyvenimo kokybei, atidedant planuojamą tą šeimą, ta problema jinai gali būti, kada poros kalba arba moteris išdrįsta kalbėti ir vėlgi priklauso, kas yra tas pirmas asmuo, kuris išgirsta šitą dalyką. Tai jeigu tai yra išgirdęs šeimos gydytojas, tai kad vėlgi suvoktų, kad tai yra svarbus amžius, nes mes sakom, kad iki 30 metų tai yra jauna pora, iki 30 metų gan jauna pora, labai jauna pora iki 25 metų. Iki 35 metų mes sakom, kad tai yra viskas normalu, bet nuo 35 metų kalba apie moters amžių, ar ne? Tai truputėlį reikėtų būti atidesniem ir laiku nukreipti, nes vėlgi, kaip sakau, moterų tas kiaušidžių rezervas jisai yra stabilus, o vėliau jisai pradeda palaipsniui mažėti. Kito tarpu vyro spermogramos pokyčiai dėl amžinių dalykų jie atsiranda nuo 40-42 metų tik tai. Tai mintis yra tame, kad nuraminti pacientą, kad nebūtų streso ir tiesiog specializuotus sprendimus siūlyti tada, kada iš tikrųjų yra reikalinga. Šeimos gydytojas kartais gali daugiau žinoti moters kaip savo pacientės anamnezę, jeigu ten būtų vaikystėje tirtų kažkokių tai genetinių ligų ar problemų. Tai vėlgi nenorint užkrauti visko ant šeimos gydytojo pečių, kad dabar sakytumėm, kad tik jie tą daro. Tai iš tikrųjų, kad būtų suvokimas ir drąsesnis rekomendavimas, kad vėlgi jūs dar neskubėkit, palaukit, kad dar turite laiko, tai vat atsižvelgiant į tą moters amžių ir būtent nepastojimo stažą, nes ir tai mes atsižvelgiam priimdami gydymo sprendimus, o jeigu tai yra gretutinės ligos, kad kreipimasis savalaikis. Ir tikriausiai labai didelis noras yra ne tik tai šeimos gydytojams, nes ir tikriausiai kitiem gydytojam specialistam tokiem kaip vaikų onkologam, onkohematologam buvo planuota ne viena konferencija iš tikrųjų ir kalbama vis labiau apie nevaisingumą išsaugojimą. Tai ta mūsų žinutė yra, kad vėlgi, kada gerėja pacientų išgyvenamumas ir pasveikimas nuo sudėtingų ligų, tada atsiranda klausimas būtent apie gyvenimo kokybę. Jeigu yra nustatoma jaunam amžiui, nebūtinai paauglystėje, kartais ir moteriai, tarkim, iki 30 metų kažkokia tai onkologinė liga ir ne tik moteriai, bet ir vyrui, kad pagalvoti apie tą vaisingumo išsaugojimo galimybę, nes jinai yra. Ir vėlgi, kad jinai būtų laiku apgalvota, aišku, išgirdus tą blogą žinią, netikėtą žinią, mintis yra tik tai apie tai, kad priimti tą žinią ir gauti kuo greičiau gydymą, bet kada gydytojas pamini ir šitą faktą, pacientai priėmė sprendimą, priėmė suvokimą, priėmė savo ligos žinią, jie išgirsta tą žinutę, kad yra galimybė ateityje pasilikti viltį, turėti galimybę būtent tam nėštumui. Tai labai noriu padėkoti mūsų laidos svečiui, kad atvykote ir pasidalinote savo žiniomis. Labai svarbia ir aktualia tikrai tema. Ačiū Jums labai. O su klausytojais jau atsisveikinu ir tikiuosi susiklausyti kitoje mūsų laidoje. Iki pasimatymo. Ačiū, iki malonaus. Timo.